Taigi, sveiki visi, turiu Extra Ultralight rankose. Senai nežvejojau, jau praėjo kelios savaitės, bet gavau masalų iš žmogaus. Labai daug, čia 300 vienetų. Labai įdomus masaliukai. Šiandieną mes juos išbandysim, pasižiūrėsim, kaip su jais kimba, taip toliau. Šiaip man labai patiko, bent jau iš išvaizdos. Matau, yra tipsiai. Štai toksai masaliukas. Yra, matau, stikai. Žodžiu, visokios kirmelytės, taip toliau, tai bus labai įdomu pasibandyti. Tai aš pirmiausia spėju grebiu kažką tai va tokį. O štai tokį kirminiuką. Įmam avižėlę ir maunam. Ir pabandysim šios masalus. Ar čia jie kybus masalai? Tai atvažiavau prie tokio ežeriuko. Čia upelis kartu teka, tai galvojau pabandysiu, šiek tiek pamėtysiu. Nes čia pavasarį gaudžiu bent jau avižom aukšlės. Dabar jau kai vanduo nusileidęs, tai čia srovės skaidyklį nėra, bet po tiltų, manau, šeriukai dar kažkas gal turėtų sėdėti, tai pabandysim. Kažką matau ant dugno, tai nežinau, kas ten yra. Kažkas matyti gal šeriklą pametęs ar kažką tai tokio. O, matau šeriuką. O, buvo paėmęs visas būrys iš šerių. Žiūrėkit. Op, oi. Jų čia žiauriai daug, bet jie neįryja. Čia visas būrys iš šerių. Yra. Nu va. Gerai, dirbo masaliukas. Čia be proto daug iš šeriukų. Ohoho. Žiūrėkit, to nedidukas. Bet čia man nereikia net mesti, va. Aš galiu tiesiog nuleisti. O, ir turiu. Nu jo, įdomiai. Kiekių čia daug. Iš karto visi subėga ir bando graibyti. Buvo vienas didesnis, bet dabar aš jo nebematau. Matau, jis biškį toliau. Tai. Numečiau palei nosį, bet išsibaidė. Tokia čia įdomi žvejyba gaunas. Pamatai žuvį net mes nereikia. Nuleidi palei nosį, pavirpini šiek tiek ir yra. Šiaip masaliukas šitas labai fainas, man patinka. Aš visą naudojau tantas, tai man kažkaip norėjos tokios įvairovės. Ir plius čia tokie biudžetiniai masalai. Tai nežinau, skaitykit kaip norit, kaip reklamą, ne reklamą, bet jei kas norit, galite štai čia va įsigyti. O, kaip didesnė. Palyginus labai gera kaina, kaip už tiek masalų, plius dažutę. Ir man ir liudukų idėja, tai to labiau. Na, bet taip tai man čia visai fainai. Kol kas tikrai patinka. Ką galiu pasakyti, kelias minutės gaudavau iš šeriukų pagavo. Pabandysiu galbūt čia va kažkur tai įmesti. Pažiūrėsim, nežinau kas ten. Sroviai gali plaukioti, bet čia eiti ir nelabai noriu. Buvau čia šlapia būt. Jo, ten yra šlapia. Kažkas ten buvo nendrėse labai išsivartę. Tai dabar lydekų sezonas jau prasidėjo, skaitykim. Aš dar nežvejau šiemet jų. Rudenį. Bet tuojaus bandysiu. Ir jeigu pasiseks, sulauksit ir video. Tik tai vienas dalykas, tai dabar užsisakiau šiek tiek stingerio, tai reikia laukti, kol atsiūs. Atsiunčia ten per 2 savaitės kokias. Lietuvoje perkant stingerius labai brangiai gaunas. Tai perku aš visat iš kitur. Toj kitoj pusėje labai daug ten mailius plaukė. Niekas kito nesvarsto. Čia šėra matyt po tiltu, pasislėpė nuo saulės. Aišku, jau vakaras, bet nežinau, galim čia patinka. Aišku, čia yra akmenų daug. Užsimaskavimų vietos pilna. Tai va, kimba labai neblogai šiaip. Aišku, dabar rudojo balta žuvis nelabai ima pakankamai. Palyginus su vasara, kai būna. Bet pabandysiu šiek tiek dar ir kitur, tada spėju nueiti. Gerai. Čia, žiūrėk, kiek krante raudyžių. Oho. Vien raudelės. Gerai, pamelavau su balta žuvim. Čia didžiulis būrys. Iškimnozijų masaliuką man aplamdė. Aš gal šiek tiek per didelį užsidėjęs. Kabliuką esu. Tokiam masalui. Pabandysim kitą. Taip, tai dabar pabandysim, spėju, stiką. Man stikai šiaip visai patinka.
Nes jie tokie gaunasi vos ne kaip sliekas ir toksai labai judrus. Turiu šių ir didesnių. Ešeriam esu naudojęs. Uždėsiu ir parodysiu. Nu, toksai kirminiukas. Nu, vos užmetus ešeriukas. Nu. Va čia palei krantą prabaidysime, tada eisim. Toliau spėjau pamėtyti miške. Žiūrėk, aš įstoviu ir jas toliau plaukiu. Labai čia tam žaim rūpi žiūriu. Šiaip čia pakankamai apaugęs ežeras turėtų būti neblogai su linais. Nebandžiau aš čia šiemet. Šoka kažką žalėse. Rama, gal čia reikia pabandyti kada su spiningu atvaryti. Su varlę kokią. O, yra didesnė. Ešerys, gražus ešerys. Geras ešeriukas. Ten neblogas ešeriukas tikrai. Ir va, palei krantą viską matau net. Tiesiog nuplaukė savo. Opcija. Naują masaliuką užsidėjau. Šis labai tipsi panašus. Toks ešeriukas. Nu, čia toksai, nežinau, papildomus kažkokius lik sparnus turi. Pirmų metimų ešerys užėjo. Čia paviršių matau, ten žuvis duodas, tai nežinau, kas ten per rūšis. Gal kokios aušlės? Jo, maros aušlytės, ką tik turėjau kirtimą. Kad kažkas kalė. O, iš karto tokie būriai žuvų. Seka. Op, turiu. Labai maža žuvis, marodo. Nuėjo. Marodos aušlytė. Jei neklystu. Palaukit, dar pagausim. Gal labai ramu, tik tai žiauriai uodai kapoja. O tas mane patinka. Op, vėl kibimas. Op, vėl. Jeigu aušlė čia galbūt šiek tiek per didelį užsidėjau. Nes šitas aušlės panašu, kad labai mažas. Oho, koksai. Monstras. Gerai. Bandom į tą visą judesį paviršių, kur duodas mes. Jos gal nepraryja. Šiaip aišku, mano vežėlė šiek tiek sveria. Gal biškį sunku masalą pagriebti. Aišku, nekreipiai dėmesio biškį, sirgu dabar. Mano balsas gali būti kartais toks biškį pakimęs. Buvau susirgęs, dabar jau sveikstu. Bet ne covidas, nors dabar labai daug. Kas serga vėl. Čia va krante žiaur daug mažų žuvyčių, bet aš kas matau, kas čia yra, tai čia yra plakiukai. Labai maži plakiukai. Kas yra šiaip įdomu, kada jie plaukia tokiu laiku krante. O ar visi subėga. Aišku, kas čia tokį maslą paims. Matau, kaip bando griebti. Reiks čia lydekų pavanyti, labai faina vieta atrodo. Kai su mocu teisės yra, tai čia jau nebe problema, o kažkas išlindo didesnė. Eisim dar ten pabandysim, gal audyčių bus. Šiaip yra dar viena, ne viena, dvi vietos išbandymai. Žiūrėkit, pagavau sausarūrį. Sakiau, balta žuvis kažkaip nekips dabar mano tokiu laiku, bet kažkaip jama. Sakiau, ten, nu vandenin. Neskaudėjo tikrai. Užsidėjau šiek tiek siauresnį masaliuką ir kol kas labai gerai. Jama žuvis. Jo, ten buvo aukšlės, kelias palikrantą, bet traukiau ir visas atsikabino kažkodėl. Gal kablis šiek tiek per didelis, bet dabar jama tikrai daug gero. O, kalė. O ko tas plakis pilt nenori, tai aš nežinau, čia guli. Deginės gal. To pajudinsim, jeigu nenori. Nu. Ne, jis piltą nori. Na, užmečiau. Drabinam tada čia. Ir taip jau nusileidau. Tam vienam vietoj buvau, tai ten labai apaugę žolės vis kabinu. Masaliuką vieną praradau, matyti, įsikabino kažkur, vos ištraukė. Šiokia žiauriai atsargi žuvis šiandien, aš nesuprantu biškį. Nu, taip žvejyba mano baigės. Nežinau, man anksčiau sugebėjo nulūžti. Aišku, man kažkaip čia klibėjo, kartais būna žuvį keliant taip toliau. Nu, ir čia va nulūžo. Negerai. Nu, ką padarysim. Gal kažkaip pavyks suklijuoti. Reikia būtent šitos dalės nepamest. Nu, bet pabandėm masalus užskaityti. Jeigu kas nors norit, galite įsigyti. Taip, tai va šmutkas renkuos ir tada baigiu. Taip. Ačiū, kad žiūrėjot. Žvyno
ir susimatysim kitą epizodą. Iki.